Sveikučiai, šiandien kepsime antienos krūtinėlę su traškia odele. Iš prieskonių naudosime druską, pipirus, kajeno pipirus, čili pipirus, čia granuliuotą česnaką bei kaukazietiškų žolelių mišinį. Prieskoniai kaip visada individualu, jeigu kažkas nepatinka, netinka, galite naudoti savo, bet esmė, kad būtų pakankamai daug druskos. Labai tinka česnakas visada ir juodi pipirai. Pasidarę prieskonių mišinį, juo įtrinsime antienos krūtinėlės. Galima antienos odelę įtrinti tik druska, bet daugiau skonio niekada nepamaišys. Visgi prieš kepant tokiu atveju reikėtų nuvalyti odelę, kadangi prieskoniai yra linkę prisvilti, o kepsime mes ją ant odos visų pirma. Kaip ir matote, pagrindą sudaro druska, tai druskos reikia pakankamai nemažai, nes antiena mėgsta druską ir kepant dalis jos vis tiek nubirės arba nutekės kartu su riebalais. Šį kartą kepsime ant ketaus plokštumos. Jeigu neturit ketaus plokštumos, tam tinka ketaus keptuvė arba kažkokia kita keptuvė, kuri turi didesnę masę. Rūkimui naudosime medienos pagaliukus. Na ką, kurkime kamadą. Kadangi antienos krūtinėlė nėra didelis mėsos gabalas, tai užtenka marinavimui ir kelių valandų. Bet jeigu yra galimybė, tai rekomenduotina daryti viską iš vakaro ir palikti šaldytuve marinuotis. Tokiu atveju prieskoniai labiau įsigers ir bus daugiau skonio. Kadangi visą krūtinėlę prieskoniavom tais pačiais prieskoniais, tai prieš kepant reikėtų nuvalyti odelę kiek galima, nebūtinai visai švariai, bet likę prieskoniai jie yra linkę svilti. Kai tik tai uždegtukas baigia degti, ilgai nelaukiant, praktiškai anglis jau įsikuria ir galima iš karto dėti medienos pagaliukus rūkimui ir dėti kepimo plokštumą tam, kad jinai pradėtų šilti, bet man labiau patinka dėti ant dar neįkaitusios plokštumos. Tokiu atveju odelė labiau priskrunda, dar nespėjus perkepti antienos mėsai. Prieš uždedant antieną dar gerai būtų papurkšti arba patepti tą kepimo paviršių kažkokiu riebalu. Šiuo atveju naudoju alyvuogių aliejų. Pradžiai leidžiam kamadą laisvai kvėpuoti ir apačia ir viršus pilnai atidaryti, nes kepam ant storo metalo, tai reikia daug energijos jam įkaitinti. Praėjus kažkiek laiko prasideda jau kepimas ir tokiu atveju rekomenduotina pajudinti tas krūtinėles, kad po apačia esantis išsiskiriantys riebalai jie tolygiau pasiskirstytų ir gautųsi geresnis kontaktas, nes tikslas yra traški odelė. Bekepant išsiskiria riebalai, kuriuos galima po to panaudoti. Šiuo atveju aš dėsiu tiesiog vakarykščias bulves pašildyti. Ir skonis antienos riebalų yra labai tinkamas tokiam kepimui. Visas kepimas vyksta pakankamai greitai, todėl svarbu irgi matuoti temperatūrą. Antienos krūtinėlė viduj turėtų būti apie 54 laipsnius, 57 laipsnius, kad nebūtų perdžiavusi. Ir kai jau artėjam prie tos temperatūros, aš šiuo atveju dedu tiesiog bulves ir turėsim skanaus garnyro. Kepimo procesas vyksta pakankamai greitai, tai toli niekur nueiti nereikėtų. Šiuo atveju turbūt praėjo kokios 5 minutės nuo to, kai uždėjom bulves. Krūtinėlės jau pradeda po truputį trauktis ir tai yra pirmas ženklas, kad jau mėsa po truputį kepa, bet rekomenduoju visada naudoti termometrą ir nepabijoti kelis kartus pamatuoti. Tokiu atveju rezultatas bus labiau užtikrintas.
Į kepimo pabaigą taip pat rekomenduotina tas krūtinėles apversti, kai jau odelė apačioje yra pakankamai prikepusi, kad kita pusė irgi šiek tiek gautų šilumos ir būtų tolygesnis rezultatas. Kai temperatūra vidinė mėsoje pasiekia 54-60 laipsnių, tai yra pats laikas jau nuimti tas krūtinėles, bet jeigu jums patinka sausesnė mėsa, galit pakepti ir ilgiau. Kadangi krūtinėlės būna nevienodo dydžio ir svorio, tai jeigu viena iškepa greičiau, kita lėčiau kepa, tai rekomenduotina tada vieną išimti anksčiau, kitą dar palikti pakepti, kad jos būtų tolygiai iškepę. Man kepant tokiu būdu gaunasi visada geras rezultatas ir užtrunka pakankamai nedaug laiko. Skanaus ir iki kito karto.